Panasonic pristatė Lietuvoje naujausius savo modelius. Panasonic tai yra viena iš lyderiaujančių rinkos kompanijų. Jeigu bendrai kalbėtų apie Europos rezultatus, tai 2010 metais pakilo į 3. vietą. Lietuvoje gal šiek tiek sunkiau sekasi, bet į tai bus atkreiptas didesnis dėmesys, bus šiek tiek labiau koncentruojamas ir į Lietuvos rinką. Jeigu kalbėtų apie naujus modelius, tai vėlgi Panasonic stipriai orientuojasi į 3D televizijos produktų pristatymą, tai tiek 3D televizoriai, tiek 3D galintys daryti nuotraukas fotoaparatai, tiek pirmoji ir po kol kas vienintelė pasaulyje pristatyta namų ūkio vartotojams 3D kamera ir būtent stengiamasi, kad visas produktų aspektas būtų žmogui, kad galėtum pilnai patenkinti visus savo poreikius, turėdamas vien tik tais Panasonic. Jeigu kalbėti vien tik apie televizorius, tai naujieji televizoriai 3D vaizdo kokybę vėlgi iškėlė į aukščiausią lygmenį ir kitiem gamintojams, tarkim, reikės vėlgi parodyti labai gerus rezultatus, norint būti tame pačiame lygmenyje, kaip yra ir Panasonic.